Taigi sveiki, aš vėl kartu su jumis ir esu toje pačioje vietoje. Taigi ši diena, bent šis video bus su manimi, su jumis ir su anekdotais. Taigi, pirmas. Mokytojas skundžiasi Petriuko tėvui. Jūsų sūnus taip nupiešė ant suolo musę, kad ją bevaikydama ranką susimušiau. Tai dar niekis. Neseniai vonioje krokodilą nupiešė, tai aš pro nupieštas duris iš ten išlėkiau. Pristatė Guoda Verksnytė iš Prienų. Močiutė stotelėje įlipa į autobusą. Vairuotojas perspėja. Bilietas, kurį man rodote, yra vaikiškas, mėly ponė. Bet ar suprantate, kiek laiko aš laukiu autobuso? Ežiukas mišku ir kartoja sau. Aš kietas. Ko meška, ši pažiūrėjo į jį, ežiukas ir kad spyrė tai ir nulėkė. Kietas tai kietas, bet labai jau lengvas. Pristatė Brigita Katinaitė už Utenos. Kur eina vilkas ir lapė. Vilkas sako, gamta šaukia. Negirdėjau. Nustemba lapė. Ir auklėtoja klausia, vaikučiai, kaip manot, kas protingesnis, žmonės ar gyvūnai? Gyvūnai, Sako Marytė. Kodėl tu taip manai? kai aš kalbu su savo šuniuku, jis mane supranta, o kai jis man kažką sako, aš nieko nesuprantu. Mama, atneš stiklinės vandens. Pats atsikelk ir nueik į virtuvę. Atnešk, gerti noriu. Miegok, diržo gausi. Tai kai eisi diržo, paimk prie to pačio kartu ir atsigerti stiklinę vandens. Po 30 metų susitinka du draugai. Užeina pas vieną į svečius. Draugas suskaičiuoja 16 šeimininko vaikų ir Pasi gerai gyveni, žmona labai myli. Ne, atvirkščiai bijau jos. Tai kam tiek daug vaikų? Joje lengviau pasislėpti. Ko jums pasakyti, tai su jumis turiu tiesiog atsisveikinti ir iki kitą kartą.